Labas vakaras. Matot, medis atpažino, tai ne? Tai vadinasi, nuo viršūnės iki tų apatinių šakų urėdui. Iki maždaug, va čia, toliau generaliniam urėdui. O kas liko iki pat šaknų kažkokiam valiui. Jūs manot, kad tai juokas? Aš irgi taip maniau, kol nesutikau vieno žmogaus. Urėdo. Štai čia gyvena vienas buvęs urėdas. Plačiai gyvena. Hektarai ant ežero kranto Labanoro girioje. Visi taip norėtų, bet ne visiems pavyks. Žirgynas privatus, elnynas irgi. Kaimo turizmo trobelynas. Arūnas Valinskas čia niekada nesilankė. O štai laimingasis sodybos šeimininkas Vergantas Valiukas. Štai jis palinko prie kompiuterio, kuriame kolegos kitame televizijos kanale šmaikštauja apie kažkokį valių esą miške dalijantį medį. Nuo viršūnės 2/3 urėdui, tada 10 generolui, tada tam valiui, kuriam esą priklauso dalis kiekvieno Lietuvos medžio. Matėt, kaip dalino medį, kiek šaknelių Valinskoje, kiek urėdui, kiek kam tenai, kiek valstybėje lieka, reiškia. Tai čia sunku pasakyti, kiek kas kam atiduoda, ar tai neatiduoda, čia kitas dalykas. Bet aš sakau, kad yra tie 10% plius minus, yra didelė terpė, kur iš tikrųjų gali būti neskaidru, iš tikrųjų. Ir kodėl Jūs mokėdavot jam? Aš nemokėjau. Čia jis taip tik iš pradžių, kol tik drąsinosi. Kaip vėliau pasakys jo didysis galingasis priešas pravardę generolas Šmeižė. Po to neištvers. Čia buvo tas prieš 5 jau metus dabar, padaviau 40 000 ir iškart man per petį, kaip tu mums pasiteisinai, sako. Tada pastačiau... Čia tas pats, apie kurį mes šnekam. Tai pastačiau namelį, pastačiau jam 2 metais. Tada pastačiau, paprašę vienam Seimo nariui, savo rankom Turniškėse pastačiau, savo rankutėm. Tai jūs rašote, stėgi, žinai. Ar tikrai renka ar ne, pasakytų man? A tai kas pats vežinėja Ne. O kas vežinėja? Ne. Čia yra kitokios schemos. Kokios? Viskas čia nuo Žemaitijos eina. Negaliu aš tau telefonu pasakyčiau. Bet tai prie ko yra, ne prie ko? Nu, biskį prie ko, bet nelabai. Bet tai čia Valinskiukam ar ne? Taip. Kaip? Bet tai čia Valinskiukam ar ne? Taip. Apie tuos atgarsiai tuos, kad kėdė urėda kainuoja 100 000. Juk eina tos kalbos. Tai kam tos, kas pavadinkim, kažkas tai moka, be pagrindo tai nėra. Nu, bet jeigu tu per pirmus metus trigubai atsiemi. Čia tik tai grubiai atsiimt gali jo. Tu nedirbsi, jeigu tu neduosi. Tai labai kelia. Kiaulės akys reikia turėti. Ir sudirbo mane juodai, sėdėjo Benjaminas šiandien, maitinam, atsiprašant. Ir daug kas atvažiuodavo, atveždavo ir iš čia pirtynų perdavom, viską, pašerdavom, pridėdavom ir va tau teta. Žinau, kad užsmaugė iškart. 100 000 kalbos. Eina tos kalbos ir tos kalbos jau senai eina, tos šitas. Ir Maniškis, aš galvoju, kad kur kai paskyrė, reiškia, Ignalinos urėdą irgi turėjo susimokėti. Turėjo susimokti, jis susimoka dabar jau. Ir čia tas prasidėjo, tas mokėjimas urėdų, jis net tarp kitko nelabai senai atsirado, tik tai kokie už tą kėdę vadinamą atsirado, kokie 2 metai tik atgal. Kaip yra miškas apskaitamas? Jūs neįsivaizduojate, reiškia. Pavyzdžiui, jeigu 1000 kubinių metrų yra tam tikram plote, yra 1000 kubinių metrų. Taip. Reiškia. Yra toliau plius minus 10%. Reiškia, tu turi, jeigu kerti miško plotą, tu turi tilpt plus minus 10%. Minus 10% tai kas yra? Tai yra 900 kubinių metrų gali būti, arba plus 10% 1100 kubinių metrų. Taip? O kas yra padaryti, reiškia, kad būtų visą laiką minus 10%. Tai kiek tau lieka? Tada 200 kubinių metrų. Taip. O kiek čia pinigais išeina? Yra 26 000 litų. Na vieno? Taip. Aha. O kada urėdėja kerta ne 1000 kubų, bet kerta 100 000? Vat, vieną peilį aš jums parodysiu. Ten neužpyksta Benjaminas. Tikriausiai kiekvienam neduoda tokių peilių. Čia pametė Benjaminas? Ar čia jums padovanojo? Nepametė, padovanojo. Padovanojo jums, ne?
Kai geras buvot. Geras buvau, ne balta varna, o po to aš tapau balta varna. Tu privalai iš kitų neišsiskirti, o neišsiskirti gali ir, nu kai, kuo gali neišsiskirti. Nu tai duoklę mokė ir viskas tvarkai, ne? Nu, manęs tiesiogiai taip neprašė, taip tai to nebuvo šitą, bet... Bet mokėdavot ir neprašytas. Mokėjot? Tai šitą... Už ką jūs ir jūs ir jį muša? Už tai, kad atkatų nemokėjot, grubiai tariant? Tai be abejo, aš manyčiau taip, nu. Tai kokią dalį reikia atiduoti, kad ramiai gyventų? Aš manyčiau, turi nešti ir nešti. O kiek toksai peilis kainavo? Nu, ne jums, kam nors, tarkim. Nu, man be abejo kainavo. Nu. Ne man, kainavo, Rūt. Kainavo. Pinigais, grinais. Tad nuvažiuokit, pamatysit koks. Tai namas. Ten namas sukirstas. Jo, prie namo dar namas. O tai kiek tas kurs medinys. Ten vien už darbą 50 000. Iš savo ir irgi, ta prasme, nepaprašė, nesusimokėjo. Jis popieriukus susitvarkė, aišku, po to. O kaip? Nu, kur nors surėdyje sutvarkė popieriukus kur nors. Nu, sutvarkė jis popieriukus. Ten popieriukai tvarkoja, pas jį viskas. Jis nedurnas yra. Ten namas. Bet jūs irgi žinot, kur 5 litai padėti, ne? Žinau, kurioje susparoja. Ir jeigu kas surastų. Jeigu kas išpjaučia, tada nuvežiau Jagminui, pastačiau už pirtys. Turniškėse pačiose ten pastatėm. Nu tai Jagminui ten pirtelę šitą. Paskui dar vienam tenai. O jam pačiam tai toje sodybai? Jo, Eglino Luka